Sveiki. Noriu šiandien pagalvojau, kad dar niekada neprisistačiau. Noriu prisistatyti, truputį papasakoti apie save, apie savo gyvenimą ir kuom aš užsiemu. Tai va, šiuo metu prieš savaitę, labai nedaug laiko praėjo, išsipildė mano svajonė. Tos svajonės kaina taip yra nemaža. Mes ją pasiekiam, o kas po to? Taip, tai vyksta tolesnis gyvenimas. Dar noriu papasakoti, prisistatyti, kas manęs nepažįsta. Esu masažuotoja. Su masažais dirbu jau 8-9 metus. Visada jie būdavo šalia manęs. Lietuvoje, kai gyvenau, dirbau kitokių darbų ir visą laiką būdavo šalia masažai. Tai va, esu baigusi nemažai kursų. Taipogi esu baigusi Karaliaus Mindaugo profesinę mokyklą. Ten studijavau 2 metus, kad įgyti profesinę specialybę. To pasiekoje, kaip žinome, masažuotojam, kirpėjam, kosmetologam ir visiems iš tikrųjų profesionalam savo srities iš tikrųjų reikia tobulėti nenutrūkstant. Tai va, tai masažų kursų buvo taipogi nemažai. Paskutinieji mano kursai gan stiprus ir pirmą kartą gyvenime turėjau labai profesionalius kursus. Vykau netgi į Angliją, Didžiąją Britaniją. Ten pas tailandietę, masterę, kuri turi 12 gold laimėjimų čempionatuose, ruošia mokytojus ir panašiai. Tai turėjau kursus pas ją pilnas 2 dienas individualiai. Tai mano patirtis iš tikrųjų labai šoktelėjo, labai daug įvairių technikų gavau, kaip padėti žmogui, kaip susikonektinti dar labiau su žmogumi. Ir labai harmoningas, pozityvus, šiltas žmogus. Kas norėsit pasitobulinti, galėsiu duoti kontaktus, rekomendacijos labai didelės, nes ieškau kursų Lietuvoje. Kaip ir žinote, kursai Lietuvoje individualiai labai retai būna, bet kainos labai didelės. Tai pasižiūrėjusi grupinių kursų Lietuvoje, kaina buvo didesnė negu aš baigiau. Tai va, kartais reikia pasižiūrėti, nebijoti gal tos kitos kalbos ir panašiai, nes ko nesuprantam, galim visada paklausti, ypač kai mes mokinamės individualiai. Tai va, toks trumpas mano prisistatymas. Kviečiu pas save į erdvę. Čia ne tik masažai iš tikrųjų vyks. Dar nieko nevyko, bet planuoju organizuoti kakavos ceremonijas, taipogi jogos užsiėmimus individualius ir grupinius, bet labai mažose grupėse. Iki 5 moterų, nes erdvė nėra didelė, tad manau jaukiai, šiltai, saugioj atmosferoj galima ateiti, pasibūti, išgerti arbatos, moteriškai bendrystei. Tai va, kviečiu į masažą, kviečiu į reiki terapiją. Vis žvilgsnis nukrypsta, žmonės vaikšto gatvę, mašinos važiuoja, nepasiruošiau uždaryti durų. Tiesiog ekspromtu sėdau pakalbėti. Tai va, kviečiu
į angelų terapijas, taipogi darau asmeninės sesijas. Jeigu ką domins, parašykit asmeniškai, papasakosiu, kas tai yra, kaip procesas vyksta. Ir kviečiu į masažą, pailsėti, atsigauti, restartuoti. Ir gal turite problemų, su kuriomis reikia susitvarkyti. Aš kalbu apie fizinį problemą. Problemų gyvenime nėra. Iš tikrųjų, tas žodis visai net netinkamas, bet jisai pripratę, gal mes Lietuvoje taip kalbėti apie tas mes problemas nesibaigiančias. Aš manau, kad tai yra etapas gyvenimo etapas, kurį mums reikia ne tai, kad prašokti, praskipinti, kaip čia kiti sako, bet ką duoda, tai priimti ir išmokti tame procese, tame etape išbūti. Jeigu mums nepavyksta vieniems, tai mes galim visada prašyti pagalbos kitų. Ir nebijoti jos paprašyti, jeigu jos mums reikia. Nes dauguma žmonių labai bijo paprašyti pagalbos, kenčia vieni. Dėl to labai daug jaunų žmonių imasi kraštutinumų, nes jau viršija visas normas. Tai va, nenorint užbaigti tą liūdną gaidą, vis dėlto vis tiek aš jūs kviečiu atvykti, kviečiu pasilepinti, kviečiu, jei skauda pečius, nugarą, kojas, kviečiu atvykti ir reabilituotis, ir atsigauti, pailsėti. Taip, šventinis laikotarpis labai reikalaujantis daug visokių darbų, neužbaigtų, metų galas. Visi mes skubam pirkti dovanas, valytis namus, ruoštis, puoštis ir panašiai. Tad sustok šią žavę akimirką čia ir dabar ir užsuk pailsėti. Nes pasaulis tikrai nesugrius, kol tu būsi valandą masaže. Tai va, gražių artėjančių švenčių. Viską darome su harmonija, su pozityvia nuotaika, kad ir kiek mes darbų beturėtume, kad ir kiek mes visokių dalykų norim padaryti vienu metu, giliai įkvėpkim, iškvėpkim. Ir tikrai palengvėja, ir tie darbai atrodo savaime net susidėlioja ir atlaisvėja. Ir mes viską labai gražiai, harmoningai padarom. Tai va, gražios dienos visiems.